Vasario 16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Taip, tai yra mūsų visų šventė. Joje reikia dalyvauti. Bet dalyvauti turbūt reikia savo apskrityse, savo miesteliuose, savo rajonuose ir savo draugų, šeimų apsuptyje. Aš žinau, kur aš švęsiu vasario 16 ir žinau, kur taip pat bus nešama didžiulė trispalvė. Mano nuomonė, nebūtina vykti į Vilnių ir švęsti kartu su tais, kurie, mano nuomonė, mūsų valstybė atkurta, išsaugota, apginta, griauna. Dirba turbūt ne mūsų geroviai kai kurie asmenys. Ir su jais švęsti man tikrai nepakeliui. Aš vyksiu Telšių rajone į Varnius. Ten bus taip pat, kaip ir minėjau, nešama didžiulė trispalvė. Ir atšvęsiu Žemaitijoje su savo artima aplinka ir žemaičiais. Tikrai palaikau boikotą, palaikau tai, kad švęsti savo aplinkoje ir nešvęsti kartu su tais, kurie, mano nuomonė, neaišku, kam tarnauja. Taigi, būkime su savais. Gražios vasario 16. Iki.